Sveiki gerbėmieji žiūrovai ir sveiki atvykę į Akmenės futbolo turnyro Liberalų taurę laimėti burtų traukimo ceremoniją. Taigi, turime šiame turnyre netgi 10 komandų, kurias dabar matote savo ekrane. Taip pat turime garbės svečią Klaudijų Januitį, grįžusį iš Anglijos, gyvą Akmenės futbolo legendą, žinoma dar kitaip kaip Įvarčių sultonas savo studiją. Taigi, prašome Klaudijų atvykti čia. Sveikas sugrįžęs, Klaudijų. Tai kaip tas angliškas futbolas? Na, žinot, tai angliškas futbolas pagausėjęs skirtumu, tai teko žaisti kitai. Teko pakeisti netgi savo žaidimo stilių truputį, ar ne? Na, šiek tiek, bet per daug neleidau angliškai futbolą išbandyti. Aišku, taigi dabar grįši ir atstovausi naujas Akmenės komandą, kaip supratau, taip? Taip, planai yra nuo naujo sezono pradėti žaisti už Akmenę vėl. Gerai, labai gerai, tada sveikinam sugrįžus ir kad netęsti laiko, taigi pradėsime savo burtų traukimo ceremoniją, ar ne? Gerai. Klaudijų, prašau, gali pradėti traukti burtus. Taigi pirmoji A grupėje, pirmoji komanda Mortar. yra Mortar. Toliau sekanti. Žebenkštis. Antroji komanda A grupėje bus Žebenkšties komanda. Taigi traukime iš kito krepšelio. Sporto centro merginos. Taigi trečioji komanda yra Sporto centro merginos. Kontaktas. Ketvirtoji komanda A grupėje bus Kontaktas. Na ir paskutinė komanda A grupėje. Sporto centras. Sporto centro komanda. Na ir pradėkime B grupės komandas. Akmenės liberalai. Taigi pirmoji B grupės komanda yra Akmenės liberalai. Sakalėliai. Sekanti komanda bus Sakalėlių komanda. Papilė. Papilės komanda taip pat dalyvaus B grupėje. Venta. Ketvirtoji komanda B grupėje yra Ventos komanda. Dar paskutinė, bet neprasčiausia. Ekstempas. B grupėje taip pat varžysis Ekstempo komanda. Taip pat truputį plačiau apie turnyro sistemą, kad iš kiekvienos grupės išeis po 2 komandas į finalinį etapą, žais pusfinalį ir paskui finalas bei apdovanojimai. Taigi, ačiū mieli žiūrovai, linkiu jums gerų kūčių, linksmų kalėdų, bei susitiksime futbolo turnyro Sporto rūmuose. Iki.